Labas rytas. Na ką, turim vasario 1 savaitę prabėgusią, laikas skrenda, treniruotės vyksta. Šiandien turim apie -10 laipsnių, tik tai lyginant su visu tuo, kas vyko sausio mėnesį. Tai čia palyginus yra šiluma. Tai va, parodysiu video iš sausio mėnesio treniruočių. Sekmadienis, 10 val. Ryto. Kągi, turim -18 laipsnių ir šiandien turim maratoną. Kaip aš mėgstu sakyti, kokia geriausia maratono treniruotė, tai yra pats maratonas. Tai nieko geriau nesugalvosi, kaip tik tai pasitaikius progai subėgti maratoną. Suorganizuotas renginys, tai berods 10 dalyvių yra registruotasi, tai bus toksai jaukus ratelis Vingio parke, bėgikų dalyvių, kurių vargu ar susitiksiu trasoje, nes išsibarstysim tikriausiai 4 km rate, iš viso 10 ratų. Tai toks sutapimas, kad sausio mėnesį turėjau 2 iššūkius vienodai subalsuotus jūsų, tai buvo 8 km plaukimas, kurį pasirinkau ir praeitą savaitgalį padariau. Bet kaip ir sakau, netikėtai iškritom maratono galimybę, tai tuo pačiu ir žieminį maratoną padarysim čia Lietuvoje. Bus labai gerai treniruoti prieš Švedijos maratoną. Ką, keliaujam tolyn? Na štai, dalyvio numeris jau prisektas. Maratomanija organizuoja šį maratoną ir jau berods 15 iš viso bus dalyvių. Tai šiek tiek daugiau negu pradžioj galvota. Tai ką, startuosim netrukus už kelių minučių. Iškeliaujam į maratono trasą. Na kągi, artėju link 10 km šio maratono. Pirmą ratą 4 km nubėgom kartu su organizatorium. Tai visai taip smagiai. Va, ką tik posūkio vos neprabėgau. Visai draugiškai. Visas būrelis pasitikrinom trasą. Na ir dabar bėgam savarankiškai. Tai va, bėgam taip gražioj, tokia saulėtoj apšvitoj. Iš pradžių gal buvo vėsoka, ypač laukiant starto. O dabar jau rankos užkaita, kojos užkaita, galva užkaitus. Skriejam tolyn. Na, dabar svarbu nesustoti, nes jau kūnas apšilęs, tai sustojus gali greit pradėti ledėti. I'm still mine. If I fall, I fall forward, face down in the truth I order. No medals for the nights I survive, just a deeper breath and a stronger spine. I don't fight the pain, I let it talk, then I turn it into fuel. Tai štai, tai po sausio mėnesio tokių treniruotės intensyvios, tai teko truputį pasigydyti slogą, bet aš vėl trasoj. Tai aišku, pamokos geros, tai prie -18 laipsnių praleisti 5 valandas bėgant, tai atima ir reikalauja daugiau jėgų negu šiaip savo paprastiniam vasariniam maratone. Tai ir plus dar tas sniegas, jisai, tu, ta prasme, kasiesi jame, tai nėra taip, kad asfaltu bėgtum arba ant gryno ledo, kaip kad teks pabandyti. Nėra kieto paviršiaus, tai kasiesi, taip sakant, ir sakau, toks labiau trail maratonas, trail bėgimas, kai iš esmės pareikalauja dar daugiau jėgų. Tai šaltis plus trail režimas, jisai kitaip bėgasi negu paprastas maratonas.
Bet treniruotė gera, pamoka gera. Liko 2 savaitės iki Šiaurės maratono. Tai ačiū visiems, kas palaikot, kas parašot, kas paremėt. Ir netrukus jau prabėgus dar porai savaitėlių susitiksim kelionėje į Švediją, į Lulėją, į maratoną. Ir ką, laukia geras laikas, kulminacija, taip sakant, šito projekto. Tai visiems geros sveikatos, visiems gero laiko, gerų dienų, nesušalkit, būkit sveiki ir, kaip ir sakau, pasimatysime netrukus. Iki.